dažnai verslininkai į vieną verslą prikiša viską. Čia peršoka didžioji dalis. Kur man reikia sistemų ir kur man reikia investicijų. Jeigu tos sistemos nėra, atsiranda chaosas versle. turtovaldyba.lt prisijunkite ir pasiimkite visus mano mokymus ir seminarus nemokamai. Šiandien auditorija atstovaus Hadžidas Šimkus, žmogus, kuris įdarbina dirbtinį intelektą solo verslams. Taigi auditorija, klausimai man. Tai Tomai, pasikalbam tada šiandieną apie tradicinę, turbūt situaciją, tai chaosas versle, kaip nepasimesti, kaip susigaudyti visose procesuose, operacinėse dalykuose. Ir aišku, dar turbūt reiktų atrasti ir kažkokio laiko dar strategijai. Ok, tai šiandien tada pasikalbam apie chaosą versle ir kaip jo išvengti. Čia yra svarbi tema ir yra keletas vietų, iš kur atsiranda chaosas versle. Aš eisiu taip nuo viršaus ir galite galvoje iš karto pasižiūrėti, ar čia jūsų problema, ar ne čia. Ar yra aiškis kryptis. Čia atrodo toks, čia yra itin platus, ne? Bet va čia iš esmės yra, ar jūsų šitą asmeniniai tikslai realizuojasi per verslo tikslus. Ir jeigu čia yra disonansas, automatiškai iš pasąmonės jūs darysite tai, kad tas verslas neveiktų, jį norės kažkaip tai sunaikinti iš esmės. Nes matote, kad tarsi nebūtinai matote, bet jaučiate, kad jūs norite vieno, o šitas verslas jūs veda kažkur kitur. Ir čia ar sutampa kryptis. Ar to, ko jūs norite, ar verslas jums padeda tai realizuoti. Ir kur daugelis įlenda, tai pavyzdžiui, jie nori ten finansinės laisvės, dirbti mažiau, o dirba 10 kartų daugiau ir nifiga nefinansiškai laisvi. Ne? Tai va. Tai visų pirma, taip, ar taip, kaip aš įsivaizduoju verslą, ne? Ar jisai atitinka taip, kaip aš įsivaizduoju savo idealų gyvenimą. Pirmas dalykas - kryptis. Ir tada dažnas mažuose versluose, jeigu pasižiūrėsim, ne, tai kai verslininkas, tas mažas verslininkas, jisai pradeda daryti verslą, jisai nori tenais laisvo laiko, daug pinigų ir panašiai, ne? Bet per godumo dažniausiai ir panašiai bando viską daryti vienas, mažai imdyti darbuotojų ir panašiai, ne? Ir tada gaunasi visas viskas. Tada jisai prasideda, jisai nebesidalina ir ten viskas eina. Bet mes apie tai dar padetalizuosim. Visų pirma, ar taip, kaip jūs įsivaizduojat savo idealų gyvenimą, ar įsivaizduojate jame tą verslą ir kokioj formų įsivaizduojate save tame versle. Ir jeigu esate, pavyzdžiui, kaip pavyzdys, įsivaizduojate, kad norite tenais daug laiko, daug pinigų, o tenais knysatės versle bilekiek, pats esate didžiausias verslo stabdis, nes neturite ten pakankamai laiko ir viskas. Ir čia jau nebeveikia. Tai visų pirma, ar sutampa kryptis? Dabar, kad neišsiplėsta prie krypties, einant toliau, ar yra aiškus aha? Ar vienu sakiniu, ar vienu žodžiu galite pasakyti, ką jūsų verslas daro? Ir čia mes ateitume galbūt prie tokio dalyko kaip produktai. Labai dažnai verslininkai į vieną verslą prikiša viską. Ten ir tą daro, ir aną daro, ir penktą daro, ir nėra aiškaus aha, ne? Kur mes darom tą ir tą, padedam taip ir taip. Viskas. Turi būti vienas ilgas sakinys. Tai geriau būtų trumpas sakinys, bet geriau būtų, bet ne 5. Jeigu atsiranda 5 sakiniai, viskas. Tai yra š. Ar yra pas jūs aiškus aha? Tai yra ar aiškus, o tai mes darom tą,
už tą įmam tą. Viskas, ne? Dabar trečias, tu... Aš Matau, dar norėjau norėjai paklausti, Tomai, o tai prie aiškaus aha prieina ir tikslinis klientas kartu su produktais, ar čia bus dar... Jo, nu ta prasme, ar tu gali, nu vat, pasakyti, žmogų, kam kuris ir nėra ką tavo padedi? versle, jo, ką tu padedi? A tai kai Mhm. jie pradeda pasakot, padeda ten, ir taip klausai, galvoja, ką tokio, žinai, nu, tipo, žinai, nu, tau nebūtina ten, žinai, kaip ten įsigryninti, kaip ten tuos, žinai, connecting people ar dar kažką, bet, nu, aiškiai tiesiog pasakyti, žiūrėk, mes darom tą, viskas. Mhm. Vat šit. Va, tai čia nuėjęs, vat, ar gali trumpai pasakyti, ką tu čia darai išvis? Jeigu negali, nes čia tada atsiranda, oi, tą darom, bet dar galim ir tai padaryti, ir dar galim manai padaryti, ir visą šitą, ir tada viskas. Ir pas tai yra chaosas, nes tu viską darai. Ir tu negali pasakyti tos sistemos, ne? Mhm. Toliau, trečias, ar yra struktūra? Dažnai, ką daro verslininkai, jie sako, aha, kryptis gera, o, viskas gerai, aha, man dašylo, yes, man dašylo, ne? Bet ir aš iškart bėgu daryti, ne? Ramiai, jeigu bėgsi daryti, greičiausiai tu visko nematai, tu pamatai kažkokią tai dalį. Kol ten ant patestavimo, tai bėgt gali. Ir ypač, kai esi pradedantysis. Kai tu esi jau nebepradedantysis, nu tau nereikia bėgioti dėl kiekvieno kodeliuko ir tavo esmė pradėti ir kurti struktūrą. Tam, kad sukurti struktūrą, nusipiešk, pasižiūrėk, ar iš viso verta tą daryti, ne? Ar ta struktūra, ne, yra ta prasme, yra ta, kuri verta dėmesio visų pirma. Ne, vat, ar šitas dalykas iš viso vertas dėmesio, nu, ar jis padaro X pinigų bent ant popieriaus, ant Excelio. Nes daugelis daro verslą ir taip iščiūkos. Ir aš taip tau darydavau, kad jaučiu čia, čia kažkas tokio, čia reikia daryti, ne? Ir tada tiesiog bėgi ir darai, ypatingai pradžioje. Arba kuri struktūra ir jeigu paskutinė eilutė šitą tenais neturime X, kas yra jum tas minimumas, iš viso užbraukėt ir galvot toliau. Bet va čia atsiranda Exceliai, čia atsiranda visas žemėlapis, ką mes darom ir panašiai. Nu, ta prasme, mes kitose galėsime pakalbėti detaliau apie šitą, ne? Čia dabar grubiai. Gal tada, Tomai, trumpai galėtum pasakyti, kas įeina į tą struktūrą, ne, kad žmonės... Visų pirma, tai aš pasidarau tokį grubų procesą, ne, ten šitągi, aš viršui pasidedu rezultatą ir yra tokios appsai, pavyzdžiui, arba The Brain, arba Lucid Spark, ne, aš pažiūriu, tokio aš noriu rezultato, ko man reikės čionais, ne? Taip grubiai, čia toks rezultatas, kad jį gaut man to reikia, kad jį gaut man to reikia, kad jį gaut man to reikia, aš viską pasižiūriu ir aš pasižymiu vietas, kur man reikia žmonių, kur man reikia sistemų, ne? Ir kur man reikia investicijų, ir kur ateina pinigai. Ne? Ir kai tu tokį pamatai, tau visų pirma aiškus bendras tas, ne? Tada eini į Excelį ir pasidarai jau, žinai, tokį aiškų planą, ne? Va taip, nu, tiesiog, žinai, pajamos tokios, nu, tai kliento ateis tiek, ten tas tiek, pajamos tiek, išlaidos tiek, paskutinė eilutė tiek, žinai, pesimizmas, realizmas, optimizmas. Ir tada klausimas, ar iš vis verta to, ne? Jeigu verta, gerai, einam ir kuriam tą struktūrą. Tai tada kiekvienam resursui mums svarbu išsiaiškinti kainą jo, ne?
Nes dažniausiai ieško žmogaus, ne, bet mes apie tai pasikalbėsim. Bet čia jau kai galvoja apie struktūrą, pradeda apie tai galvoti. Geriausia būtų išsiskaičiuoti tau to resurso kainą už vienetą. Ne, kiek tu gali detalizuoti, ne, nu pavyzdžiui, ar pas tai gamyba, ar pas tai pardavimai, ar dar kažkas, ne, ir tau reikia kažkokio tai resurso, žmogaus, ne. Tu turi gauti, kiek tau, kad visą tą pasidaryta, ne, kokia yra vienetinės savikaina, žinai. Ir tada, aišku, atsiranda, tai ar jis tiek parduos, ar jis tiek. Tai tada tau užduotis gerai, gal tu gali tas paslaugas nusipirkti, ne? Ypač pradžiai, kol tu tą, žinai, ta prasme, iki kol tu jau turėsi statistiką, kiek tas kainuoja, ne? Bet prieš įmant bent kokį žmogų, minimali kartelė, ko aš noriu, ir kaina už vienetą. Kad aiškiai būtų, ne žmogų aš perku, ne? Kad jis ten sėdėtų 5 valandas ar 8, ne? Bet aš perku kažkokią tai rezultato vienetą, kuris yra tam tikros kokybės. Viskas. Okay? Ir dabar, jeigu galėtum patikslinti, tada minimali kartelė, tai čia būtent kiek tas žmogus to vieneto, ko man ten reikia mano versle, sugeneruoja? Ne, minimali kartelė kokybės, ne? Kokybės. Pavyzdžiui, kad aš noriu, kad jis man atrinktų ten tik tai tokius, ne? Ten, kad jo reakcijos laikas turi būti ten toks ir toks. Tenais va čia susideda kokybės kriterijus, ne? Tenais valymas, tarkim, pagal checklistą, ne? Tas ten toks, tas tenais reakcijos laikas ten, žinai, įlyda ten 80% per tiek laiko, 100% per tiek. Nu, vat aišku šitie tenais, jeigu ateina kažkoks tai šitas, turi būti įvykdyta per tiek. Kokybės laik. Nu, kokybės kriterijus ir tada kaina už vienetą. Nes vat, ką pasidaro verslininkai, jie prisisamdo ir pradeda turėti srautą išlaidų, ne? Srautinės išlaidas, kai dar nėra teisingai visko pasidarę. Ir čia bet kokioje plėtroje tas tinka. Nesvarbu, ar didelė įmonė, ar maža, gerai, tu gali tą žmogų ir pasisamdyti, bet išsiskaičiuok savo, kiek jis tau kainuoja per vienetą ir kokia minimali kokybė, nes kitu atveju tu įdėsi į struktūrą, jis nesupras, ko iš jo nori, ne? Jis nesupras, kaip jį matuoja ir pasidarys chaosas. O kai kurie, čia iš vis, jokios struktūros, nieko, tiesiog einam darom, čia kaip nors išeis. Tai tada prieš samdant žmogų, ne, reakcijos laikas, kokybė, kokia tai kokybė turėtų būti? Kokybės kartelė, iš tikrųjų. Kokybės kartelė ir kaina už vienetą. Apgalvot, ką jis tau, kokį rezultatą jis tau gamina. Ne? Nes nes taip atrodytų, mes čia įmam vadybininką, įmam ten kokį nors pardavėją, įmam skambučių centrą, įmam ten dar kažkokį tai. Ir ta prasme, pala, man reikia aiškiai suprast, ką jie gamina, ne? Jo rezultatas yra toks. Žinai, ne kitoks. Va, pavyzdžiui, šitas statybininkai, ne? Man reikia, kad pagamintų man būtą mano kokybės, mano standartoje, ne? Ir pagamintų tada ir tada. Viskas, man tada aišku. Bet jeigu paimsi statybininką ir pasakysi, va, tau, žinai, alga tokia statyk, ne, bus visai kitoks ir rezultatas, negu tu pasakysi, už kiek gali, žinai, įrengti tokio standarto už tą ir tą. Ne? Viskas. Automatiškai. Va, tai kad čia neįsiplėžinai, tai čia svarbi vieta, čia peršoka didžioji dalis. Tiesiog bando, daro ir krenta. Ne? Dabar ketvirtas po struktūros. Ne? Atsiranda tada davimas, ne, ir ribos. turtavaldyba.lt prisijunkite ir pasimkite visus mano mokymus ir seminarus nemokamai. Čia gali būti, čia irgi chaoso vietos, ne? Jeigu mes nepasiruošę kokybiškai apmokėti paslaugų, mes gausim nekokybiškus dažniausiai žmonės, jeigu mes, ta prasme, skreginam.
Mes sakom, mes jums užmokėsim, bet mes tik biškutį užmokėsim, ne? Pas mus ateis nekokybiški žmonės ir jie darys nekokybiškai, tada kažkas turės daryti už juos, taisyti jų klaidas ir bus ne? Antras ribos, ne? Ar mes aiškiai susiformuojam, kas bus, jeigu padarysi, ne? Ir kas bus, jeigu nepadarysi. Nu, žiūrėk, man kartelė tokia, jeigu tu nepadarai, ačiū, viso gero. Ne? Arba jeigu tu nepadarai, tai bus va šitaip, žinai. Viskas, bet čia tiesiog, jeigu jie ir čia nebūtinai reikia ten bauduotis ar panašiai, ne? Bet aiškiai pasakai, žiūrėk, mano kartelė tokia, čia vas smarkiai apie kartelę, o čia apie tai, kiek žiūrėk, mes galim užmokėti daug, ne? Bet tai turi būti tokios kokybės, kaip reikia, ir jeigu tu darai šūdą, tu negauni daug. Viskas. Ir čia tada ne per baudas ateina, bet tiesiog, žiūrėk, va, tą mes perkam už tiek, tą už tiek, viskas. Ar tu gali parduoti, žinai, va tokią kokybę, kaip reikia, ne? Ir tada kas pasidaro, jeigu tada jeigu va čia nėra balanso tarp šito dviejų, o tarp to, žinai, davimo ir plaktuko, ne? Tada atsiranda veržlumo problemos dar. Tai yra, kad nebūna kas veda viską į priekį, ne? Ir tada žiūrėkit, taigi mes turim daryti. Ir savininkas sako, tai ko jūs čia nevažiuojate į priekį, ne? Nu, ar ten dar kažkas. Ir jis nervuos ir panašiai. Ir tada dėl ko jisai? Dėl to, kad jisai neaiškiai suformavo, ką jis perka, ne? Nesvarbu, ar pagal darbo sutartį, ar pagal paslaugų sutartį, ar dar panašiai, ne? Jisai neaiškiai suformuoja, ką jis perka, ne? Ir neaiškiai suformuoja atsakomybės tų vežimo, žinai, į priekį, kad yra projekto vadovas, žiūrėk, tu turi pasiekti tą. Iš tavęs yra tikimasi tokios kokybės, kad tu tą gautum. Ir kai va šito nėra, žinai, kad, žiūrėk, tu gausi šitą, bet man reikia tokios kokybės ir ribos tokios, ne? Kas tada pasidaro? Tada komanda nevažiuoja į priekį, ne? Nu, tiesiog, visi ten sako, žinai, man čia šūdą moka, arba man neaišku, ko iš manęs nori, aš padarau šitai negerai, anaip negerai, žinai, ir panašiai, ir viskas tada stagnuoja. Ir kai viskas stagnuoja, tada ateina savininkas ir sako, o Jėzau, kas čia darosi, žinai, aš noriu, kad viskas eitų, o viskas še. Ne? Nu va, tada nėra veržlumo. Ne? Tada dar, ne, šita viena vieta, yra šitagi duomenų kokybė. Arba tikslumas, ne? Čia yra toks paslėptas chaosas. Kai visiems atrodo, kad yra taip, ne? Nu, pavyzdžiui, valdymas istorija, ne? Jeigu jūs turite projektų vadovą ir jisai jums ataskaitas duoda istorijom, ne? Ir jis yra geras pardavėjas, jūs galvos, kad viskas eina puikiai. Nu, jisai mokės papasako, čia viskas gerai, čia truputėlį neišėjo, bet panašiai, ne? Ir kai jūs jo nesumatuojat, ne? Arba kai jūs bet kurio žmogaus nesumatuojate tiksliai, ne? Atsiranda chaosas iš to, kad jum atrodo, kad yra viena situacija, o iš tikrųjų yra kita. Ir čia yra vienas tokių pavojingesnių, kur tu vieną dieną atsibundi ir pamatai, ups, žinai, yra va taip. Nu ir paskutinis, žinai, yra sistema. Aš visą laiką mėgstu visus šitus, nu, bet kokiam verslui turėti vienokią ar kitokią informacinę sistemą.
kad kiekvienas turėtų savo darbo vietą, kuri yra kiek įmanoma daugiau prijungta prie bendros verslo sistemos. Nes jeigu viso to neapjunga sistema, ateimas į rezultatą yra toksai. Gali būt, gal veiks, ne? Bet gali būt, kad čia kažkur tai nusimuš, nesusikomunikuos, žinai, dviprasmybės ir panašiai. Visa tą labai gerai apjunga sistema. Ir jeigu tos, žinai, sistemos nėra, kyla klaidų tikimybė, kokybės šitą problemas vien dėl to, kad informacija nesuvaikščia ten, kur reikia, kada reikia. Va. Aš norėčiau šitoj vietoj tada gal patikslinti, Tomai, tai jeigu tu sakei, ne, kad viena sistema viską apjungia, ar iš tavo patirties toks gal tikslas verslui turėtų būti, nežinau, turėti ten CRM, komunikacijos ar ne, ten būdą, gamybos visą procesą, viską vienoj sistemai? Iš esmės, nebūtinai, kad tai būtų viena sistema. Pavyzdžiui, mes matavimam tokiem verslo naudojam vieną sistemą, ne? O operacijos vyksta kitoje, vadinkim šitaip, ne? Tai mes jos tenais, jos apsijungia tam tikrose vietose, bet skiriasi gal zoomas, žinai. Nu, ta prasme, čia yra svarbu, kad visa operacijos eitų, čia CRM, gamyba ar ten dar kažkas, ne? Čia viskas vyksta, ne? O kai jau mes pamatuojame, tai mes jau matuojame, kaip šitas verslas atrodo mūsų bendram portfelį. Okay. Ne? Tai vat, ar jisai performina taip, kaip reikia. Bet jeigu pavyzdys, ne, yra gamyba, yra, tarkim, kažkoks sandėlys, ne, ir, nežinau, ten parduotuvė, plus dar e-komercija, tai būtų gerai, kad viskas apsijungtų į vieną sistemą, o ne... Gali būti, tai čia gali jos bendrauti tarpusai, per visokius, ta prasme, ar API, ar ten Zaperius, ar dar kažkokius, ta prasme, jos gali bendrauti, bet turi būti, nu, sistema, gal taip galima pasivadinti. Nebūtinai, kad jums visą susijungti vieną. Galite kažką iš išorės, nu, kol dar, nu, ta prasme, žiūrit, pasiimsim sandėlio valdymą tokį, nes mano filosofija tokia, tą trečiokį, žinai, viskas, gali važiuoti. Bet tikslas yra, kad bent jau vienas toks master Excelis turėtų būti ir surinkti duomenis į vieną vietą iš visų sistemų, kad turėti aiškus rodiklius, ne? Ne Excelis. Nu, pradžiai bent jau Excelis. Gerai. Kai neturit, bent jau Excelis, bet ne Excelis. Žinot, dėl ko ne Excelis? Excel'yje labai sunku pamatuoti planą ir faktą. Tu gali susimatuoti, ne? Ir su Excelis gera programa, ta prasme, ji gera yra planavimui, ne? Bet netrekinimui. Jeigu tu planuoji, good, bet jeigu tu trekini, man į tą vieną langelį, kur aš susiplanavau tiek, man svarbu, kad ateitų koks faktas ir kodėl, žinai. Ir jeigu šitas neteina, tada tau išeina į du langus, arba čia kažkaip persiskiria kreivai, šleivai, tada, nu, tenais, čia planas buvo toks, faktas toks, tada ten kokios nors jau susiknės formulės žiūrėka, ne, ten komentaro ant vieno langelio, ne, aš ne visą laiką galiu pasidaryti, ne, tada plius atsiranda, kaip tą failą persiųsti, ne. Nu, tada gaunasi 8 failo persiuntimo versijos, ne? Nu, gerai, ten įsidėjai Google Sheets. Google Sheets tada yra visokie apribojimai. Plius, Google Sheets gali kažkas ateit, žinai, nu, ten viską prakeitinėjo ir viską, žinai. Nu, ta prasme, yra daug tokių dalykų, kurie geriau, kad būtų sistema. Pavyzdžiui, mes, jeigu tenais, nu, kažko tai dirbame, pirmas dalykas, ką padarom, tai pajungiam prie matavimo sistemos. Ir vien tik tai tu pradedi matuot, ne? Žinai, ir iš karto rezultatas gerėja, nieko nekeiti, tiesiog matuoji, tada susidaro fokusas automatiškai, palauk, mane matuos. Nu gerai, žinai. Ir tada jau reikia pasistengti. Viskas, žinai.
Tai va čia yra toksai, žinai, kiekvienas bežiūrintysis gali peržiūrėti, okei, kas pas mane? Kryptis okei ar ne okei? Jeigu čia ne okei, jūs pasąmoningi tą verslą, jūs tiesiog sudaužysit, padarysit tokius sprendimus, kad jis žūtų. Nes jeigu tai neatitinka jūsų esminės krypties, tiesiog bus sabotažas. Ne? Tada ar aiškus produktai, ar ten išimčių nėra, ar dar kažkokių nesąmonė, ne? Tavas šimtų. Ar galite aiškiai pasakyti struktūrą? Ar esate pasidarę aišką struktūrą, o ne tenais, tai viską valdom per susirinkimus, ne? Gerai, susirinkimas irgi tam tikras struktūros jau užuomazga, ne? Bet tai ne tai, ko reikia, žinai, šitą. Ir čia mes galime šiauriai daug planuoti, ne? Tada ar mes turime resursam karteles ir ką mes duodame ir už ką duodame, ar tai atitinka rinką, ar tai yra balansas. Ir visa tai tada mus, ta prasme, jeigu čia okei, tada mes turime veržlumą kaip rezultatą. Ne? Ir po veržlumo, ne, mes tada dar pasižiūrime į duomenų kokybę dar. Kad nebūtų, mes varom visi, žinai, o kaip pas mus tas, čia tokių duomenų nėra, bet mes galvojam, kad gerai. Tipo, nežinau, bet manau, kad gerai. Ne? Tai ne. Čia gali atsirasti žinai. Ir viskas. Ir tada kiek įmanoma viską apjungi į sistemą ir turit gerą rezultatą. Viskas, žinai. Kaip tau atrodo, Hažydai, kur čia yra tokia vieta, žinai, kur žmonėm gali būti patys sudėtingiausia? Kokie tau klausimai, bežiūrint, kyla? Aš kažkaip beklausant tavęs apie tą sistemos matavimą, aš atsimenu vieną, turėjau auditą, žinai, su klientu kalbėjom, ir jisai sako, aš buhalterės paprašiau pasakyti, kiek aš sandėly ten turiu, kiek aš ten sandėly turiu aukso, kiek ten turiu ten, tipo, žinai, tų karatų, dar kažko, žinai. Sako, pas mūsų sistemoje nėra tokių rodiklių, žinai. Ir mes realiai tada, žinai, pradėjom su juo kalbėtis ir tada pradėjom žiūrėti, kad gamyboj liktai nėra kažkokių ten labai aiškių metrikų, dar kažko. Ir kažkiek metų tas verslas važiavo, žinai, kol tada pradėjo klausimai kilti. Tai aš taip įsivaizduoju, kad, žinai, mes ir su to klientu dabar kalbam, kaip ten tos visą gamybos procesą, žinai, implementuoti, ten pastatyti ant grinai tam tikrų gal agentų, žinai, ir specialiai jiems sukurtos sistemos. Tai aš taip įsivaizduoju, kad jeigu kiekvienas taip iš šono pasižiūrėtų, kaip tu ir sakai, ne, tai man asmeniškai turbūt pati pradžia yra tas toks krypties klausimas, nes iš savo pusės irgi kartais atrodo, žinai, galvoju, kaip ir norėtųsi, ne, daryti ten tos pačius tik tais mokymus, bet kaip ir smagu su žmonėm atrodo ir viens ant vieno, ne, padirbti, ir smagu kažkokius ten sprendimus, žinai, pasidaryti, ir gaunasi, kad mano produktas kaip ir aiškus, bet kaip tu sakai, jeigu tos krypties iki galo nėra, tos tokios ar ne sinergijos, kur tai veda, tai aš manau, kiekvienas gali rasti tam tikrų kabliukų. Okay. Čia, matai, dėl to, žinai, ta kryptis, jinai iš tikrųjų bile kokias svarbi. Ir tas, žinai, tas auditas, ne, ar taip kaip aš, jeigu man verslas pasiseks, ne, taip kaip aš įsivaizduoju, ar tikrai aš būsiu toks jau patenkintas, ne? Įsivaizduok, tu turi, žinai, 100 000, gerai, 10 000 klientų, ne? Ir kaip jis atrodytų, žinai, ir tada gaunasi, ir tada viskas, tu pamatai, kad tu gal nebepersiplėši, jeigu tu tenaisi, žinai, su visais. Viskas tau amba. Ir tada automatiškai tavo galva, ne, kai jinai nemato, kad čia žiūrėk, kai mes turime struktūrą daryti ir panašiai, ne, ta vizija, ne, jinai iš to neateina, viskas, jinai sako, viskas, kertam per šitą, tu jau žiūrėk nebenori, pas tai baigėsi motyvacija, čia šūdas, pas tai depresija ar dar kažkas, ne?
Ir tu tada viskas. Tu išeini, ta prasme, organizmas taip padaro, kad apsaugo tave nuo tos, žinai, sėkmės, kuri tau atrodo, kad sėkmė. Taip. Nes jis mato, blin, iš čia sugalvojo, hebra, mum to nereikia, žinai, jos sėkmės mum nereikia. Tikrai, Nu, taip. Ir tada tiesiog, bet jeigu tu pradedi galvoti, okei, ne, va čia, va, kai atsisėsi, žinai, prie produktų ir prie struktūros iš karto žiūrėsi, gerai, man jeigu čia gaunasi, kad aš čia gal noriu, nu, kaip tu pasakai, daryti ten ir mokymus, ir ten ir su klientais kalbėtis ir panašiai, nu, bet, nu, tu supranti, jeigu čia bus 10 000, kas bus, ne, ar 100 000. Taip. Ir va, kai aš darau, žinai, kažkokį tai, ta prasme, žinai, projektą, man svarbu, kad aš padaryčiau tvarų dalyką, ne, ir aš savo užsiduodu, žinai, ar mes lygiai taip pat, žinai, lengvai galėsime praleisti 10, 100, 1000, 10 000 ir 100 000, ne, vienetų, to, ko noriu. Vat, ar tai tvaru? Ir tada, kartais būna, pala, 10 galim, 100 galim, 1000, 10 000 jokių būdų ir viskas. Ir viskas, reiškia kažką ne tą galvojam, žinai. Ir viskas, žinai. Ir tada tu imi ir pamatai, kad, jo, žinai, ašgi galiu kitaip pasidaryti. Aš galiu pasidaryti, žinai, va taip, čia gal kainuot. Gerai, tada eini žiūrėti, aha, čia neduoda pridėtinės vertės, čia neduoda pridėtinės vertės, čia neduoda pridėtinės vertės. Žinai, karpam. Grįžtam prie aha. Nu, tipo. Nes tas aha, jisai susiaurėja. Į tikrai vieną sakinį ateina, ne? Ne į 10, ne į 20, ne į 50, ne? Va, viskas. Ir tu tokiu būdu tu tada gali važiuot. Nu va. Nes va, dar kitas dalykas, aš ir iš savo pusės, ne, kiek ir bendrauju, sakykime, ne, su verslais ir savo patirties, kiek ten teko vadovauti. Kartais labai sunku tas davimas ir ribas, ne, kaip tu sakei, va ir pats galvoju, taip. Ir šitoj vietoj atrodo lyg ir aiškus tie lūkesčiai, bet kai atsiranda tas žmogiškas ir ypatingai, jeigu būna žmogus empatiškas, ne, ir vadovas, žiauriai turbūt yra labai sunku gal kartais perlipti per save ir vat, būtent tas ribas parodyti. Tai aš manau, vat, labai svarbus momentas, ką turiu paminėjau, ne, kad ribos ir tam tikri susitarimai nuo pat pradžių, tada to nesmagumo ir nelieka. Žinai, kaip aš ką pastebėjau, prieš žmogų pasamdant, ne, gerai būtų pasidėlioti, jeigu aš pirčiau paslaugą, ne, ir aš noriu apsirašyti paslaugą. Ir dar geriau, kad, nu, vat, jeigu atsimenat anksčiau, kai tik atsirado mobilieji telefonai, ne, buvo toks dalykas, kai tu mokėdai už minutę. Taip. Dabar tai visi ten moka, tu ten turi kažkokį tai paketą, kaip jau žmogų pasamdėjai, ne? Tu nusipirkai ten tiek minučių, tiek ten gigabaitų, šmaitų ar panašiai, ne? Bet jeigu tu mokėtum už minutę, ne? Arba tu, ne už minutę, bet už rezultatą, ne? Koks tas rezultatas? Va čia yra tas, kur tu turi atrast. Pala, tai man iš viso to, kur aš galvoju, man reikia žmogaus, ne? Man reikia kokių 3 ar dalykų. Viskas. Galbūt 5. Viskas. Ir tada galbūt, vietoj to vieno žmogaus, gal aš galiu surasti kažkokias įmonės, ne? Kurios teikia tuos 5 dalykus. Gal tai gali būti ir, žinai, ir freelanceriai, kurie specializuojasi į tą. Ir aš noriu mokėti už minutę, nu, tipo, už vienetą. Ir jeigu, tada, kai tu moki už vienetą, ne? Tau yra daug lengviau paskaičiuoti, kas bus su šitu, nes, žiūrėk, visa esmė gauti pajamas srautinės, o turėti išlaidas vienetinės. Čia visa esmė. Faktas. Jeigu tu pastatysi verslą atvirkščiai, tau šakis. Jeigu tu turi vienetinės pajamas ir srautinės išlaidas, bamba. Arba iš principo, gal žinai, tą patį ten, nežinau, buvo viena klientė, ką padarėm, tai padarė šitus, nu, sako,
pasiūlymus reikia paruošti, o komerciniai pasiūlymai pas man, tai pusę dienos darbas. Pasidarėm kartu, žinai, asistentą. Ir viskas, ateina, supilda gilis lokeliu, žinai, valia, o tau pasiūlymą, žinai. Tai kartais žmonės pernelik sudėtingai, žinai, galvoja. Tai čia toks paprastas, žinai, scenarius, bet pasidarai asistento, su dabartiniam technologijom ten ir sudėtingesnių procesų galima, žinai, spręsti. Ir net ne visada ir to pačio žmogaus reikia. turtavaldyba.lt prisijunkite ir pasimkite visus mano mokymus ir seminarus nemokamai. Čia šiuo metu į ką ir viskas eina, ne? Eina į tai, kad vis mažėja tau galima žmogaus poreikis, ne? Ta prasme, bet kaip visi ten darydavo, tipo verslas, tipo, čia kaip 90-ais, ne, verslas, reikia sekretorius. Tai būdavo, nuo ko prasidėdavo verslas, tai nuo ofiso ir sekretorius, ne. Ką jinai daro, tiesiog reikia, ne. Tai kad tu, taip, nedarytum to plėtimo, ne, tokiu, žinai, grubiu būdu, tokiu, kad tu įsiskaičiuotum, žiūrėk, man, ta prasme, jeigu aš galiu turėti srautinės pajamas, aфиgenai, man lengva planuoti. Nes pajamų planavimas yra esmė, žinai. O išlaidos tada atsiranda, žinai, šitas. Arba bent jau yra vienetinės pajamos, ne, vienetais matuojamos ir vienetais matuojamos išlaidos. Ir tau tada marža aiškiai. Viskas. Kad tada tu nepastatai į tą didžiulę riziką, žinai. Šitagi. Ir viskas. Ir šitas važiuoja. Tai va, tai kažkaip aš galvoju, mes taip, žinai, gan ėjom, taip, 1, 2, 3, žinai, be jokių ten didelių pasišnekėjimų. Tai ar yra dar klausimų, ar šį epizodą pasidarom tokį trumpesnį? Kadangi užvedai tą temą, apie dirbtinį intelektą, tai aš kaip tik ruošiausi šiandien keliausiu Rotorį pristatymą padaryti. Tai žmonėm gal irgi šiek tiek, žinai, gal to suvokimo apie skaičius, apie statistikas. Tai šiai dienai 21% įmonių Lietuvoje jau yra įsidiegę dirbtinį intelektą. Vienas mano kolega iš dirbtinio intelekto pasaulio sakė, kad išliks kokį 10% įmonių, tik tai tos, kurios įsidiegs, ir aišku tikslingai, nes ant chaoso uždėti dirbtinį intelektą gausi daugiau chaoso, bet ką šiandien dienos tema, ar ne? 13,5% ES įmonių jau naudoja, tai čia buvo 24 metų statistika, tai plius minus su kiekvienais metais dvigubėja. Ir beveik trečdalis naudoja tą vadinamą generatyvų dirbtinį intelektą. Tai iš principo ne tai, kad asistentas, bet yra izoliuota tokia funkcija, kur, nes asistentas paima tos duomenis, ką tu turėjom, o kur jau jis gali ir ne pats kurti. Ir kol kas mūsų Europos lyderės dirbtinio intelekto panaudojimo yra Danija ir Švedija. Ok. Šiek, tai dabar kai tu pasakai, man, žinai, priminė tos laikus, kai tik atsirado tas, toks greitesnis internetas, ne? Kai ne per tą, žinai, modemą, kur žinai, tokį, bet, kur net ten skambina numeriu, bet jau atsirado šitas. Ir tada kiek įmonių yra įsidiegę internetą, ne? Taip, tiesiog, čia bus, ta prasme, dirbtinis intelektas yra toks, kaip kažkada buvo internetas. Ne? Ir tik tai vienas duoda daugiau connectioną, ne? O kitas jau tau duoda ir tam tikrus rezultatus, žinai. Tai čia ir jeigu, ta prasme, aš kalbėjau su mama ir sakau, žiūrėk, tu pasidaryk, ten bent paprasčiausias, ten ChatGPT, ten tą thinking mode, kad jis nebūtų ten visai kvailas, žinai. Pasikalbėk tu su juo, žinai, pasitar, žinai, tada aš tau padėsiu, nes kai tu manęs klausi, ką tu galvoji ten apie tai, tai tada pasikalbėk ten pirmą, žinai. Ir čia, žinai, ir versle, ne, aš matau, kiek dalykų padaro. Tai yra tiesiog, kaip, vadinkim, aš galvoju, tokia mano prielaida, žinai, kad
gali būti, kad tai yra nauja rūšis. Ne? Kažkada buvo ten Homo erectus, tada ten atsirado Homo sapiens, Homo sapiens sapiens, o čia kažkoks bus dar, gali būti. Ta prasme, neaišku, ar jisai eis į kažkokią tai rūšį, ar žmogui pavyks jį suvaldyti, kad jisai, žinai, būtų tik tai jo, vadinkim, vergas ar tarnas, ne, bet ten, žinai, kaip šitą, bet čia mes taip gal truputėlį nuėjom į tokią filosofiją, žinai, šitą, ką aš pastebiu su dirbtiniu intelektu. Jis padeda galvot, ne, ir itin svarbus dalykas, kuris pasilieka, tai yra kritinis mąstymas, ne. Šiuo metu pati svarbiausia funkcija, kurios bent šiandien mano galva per mažai turi dirbtinis intelektas, tai yra būtent kritinis mąstymas. Nes ten maždaug, kaip tu pasakysi, labai gerai sugalvoji, o jeigu taip, dar geriau sugalvoji, o taip ir taip, o priešingai gerai, vienu žodžiu. Dėl to, aš mėgstu pasidaryti tokius kaip standartus, ne, aišku, viską tu gali įdėti į dirbtinį intelektą ir panašiai, ne, bet šitagi tas kūrimas, ar gal mąstymo būdas, mąstymo paternas, ne, šiandien aš vis tiek daug galvoju ir pats. Aš atsisėdu su šitu, žinai, su planšete, ant kurios galiu rašyti ir rašau ranka ir piešiu, nes iš to atsiranda wow, ne? Tai čia nais, kaip pasakyti, kaip įrankis, jisai daug kur veikia, sistema ir panašiai, ne? Aš dabar pats atstovausiu tą pusę, taip, aš pats naudoju daug, ne, aš matau, kaip galima, kur aš matau, kad iššoka, vadinkim, negeri dalykai, kai per gražumą, ne, kai viskas gražiai, tai jeigu tu gražiai pateiki netikslų gal dalyką, apie tą duomenų kokybę, vadinkim, ne, arba apskritai kokybę. Kai tą gauni neįtin kokybiškai, ne, bet gražiai, atrodo, kad kokybiška, ne? Jau jeigu tau, žinai, gražiai sustruktūravo viską, ne, ir ten gali būti parašytas briedas, bet tau atrodo, kad kažkaip atrodo gal ir kaip gerai, ne, bet jeigu pradedi gilintis, ne, gali pamatyti šitą. Tai vat, tuo besinaudojant, ne, man atrodo labai svarbu, žinai, įjungti tą ir kritinį mąstymą, aš tada, žinai, užduodu, pats pasitikrink save, ką atradai blogo, pasiūlyk, kaip pataisyti. Ne, kad jis pats save, žinai, vis tikrintų, žinai. Nes jeigu mes eisime vien tik tai į šitokį, kad šiek, atras man kryptį, atras mano atras mano ten struktūrą, kiek čia pinigų galima uždirbti, tas čia gali būti pagalbininkas, ne? Tai čia mano nuomonė, kad elektra, internetas, dirbtinis intelektas, ne? Tai yra tiesiog, geras dalykas, kurį reikia teisingai panaudoti. Papildyti norėčiau, dėl to, kad sakai, patikrink, tai čia labai gera užklausa, promptas, ne? Nes visada aš rašant užklausą sakau, tai užduok man patikslinuosius klausimus po vieną, kad pateiksim tą geriausią rezultatą, ne? Tai čia tokia dalis, bet gavus atsakymą, čia labai gerą tu promptą pasakei, kad tiesiog neholiucionuotų ir dėl to holiucionavimo, tai yra jau tokia situacija buvusi, kad teisininkas Amerikoje ten pasinaudojo, žodžiu, ChatGPT holiucionavo kažkokį atsakė tą įstatymą. Buvo priimtas sprendimas ir galiausiai tas teisininkas gavo pasiekmių. O dėl to, kur eina ten tas pats dirbtinis intelektas, tai ypatingai dabar su to agentų visokiom ten fermom, aš ten ir dalinausi video, kad jau agentai ten tarpusavį kalbasi, tai čia labai ir daug galimybių, ir tuo pat metu jau yra ten buvo tokių situacijų, kad agentui suteikia pilnas teisės, prie kompiuterio, žodžiu, prie kortelės banko ir panašiai, agentas
padarė researchą apie Alex Hormozį mokymus, nuėjo ten už $300 nupirko mokymus ir klausė, žinai, žmogus sako, kodėl tai padarai. O tai aš padariau šitą analizę, čia TenX padarysi 10 kartų, žinai, pelno iš tavo žinias parduosim. Tai, o Okay. buvęs Google CEO, Diary of CEO, Mo Gaudet, dalinosi irgi apie tai, kad kaip jisai mato, kokie du galimi keliai. Tai, vat, kaip sakai, jeigu dirbtinis intelektas, anot jo, jeigu dirbtinis intelektas gautų valdžią, tai kaip tik žmonija išgelbėtų nuo sunaikinimo. Gali būt, žinai. Žinai, va čia, bet taip, dar grįžtam prie to chaoso, ne? Ta prasme, kad mums, žinai, tos esminės temos, kur šitągi uždavė, ne? Kad mes kaip išvengti to chaoso, ne? Tai va įrankiai padeda, ne? Svarbu, aišku, nusistatyti diagnostiškai, kur čia yra, ne, pas tave. Kur pas tave ta yra vieta, ne? Kur pas tave neveikia. Dėl ko tu tą gauni, ne? Pavyzdžiui, mes, kai pasidarom verslų išsames diagnostikas, ta prasme, tai, ten tiesiog pirštų matus, okei, čia reikia susitvarkyti ir pradėti nuo to, čia susitvarkysi, žiūrėk, jau tas suės, tas susitvarkysi, tas ir viskas, ne? Ir važiuoja, žinai, ir tada taip gera, kai daugelis, žinai, laks, tarsi, arba turi didžiulį chaosą, arba stagnaciją, žinai, jeigu čia neveikia. Tai arba čia tada veržlumas išėjo, iš čia viską, žinai, nevyksta į priekį, ten tik tai minimaliai, ne? Arba didžiulis chaosas, nes jisai nepažiūrėjo dėl struktūros, čia nepažiūrėjo ar sistemos. Va, ir viskas, žinai. Tai va, aha. Ir turbūt reguliariai pargrįžta, ne, prie tų dalykų persižiūrėti, ar situacija nepasikeitė ir ypatingai kas liečia sistemos tas metrikas, kad priimti tada tam tikrus sprendimus remiantis pakitusią situaciją, pakitusiais rodikliais. Jo, tai tada jau ateini į šitą strategiją ir jos įgyvendinimą, ne? Bet pradžioje dar būna iki tos, ta prasme strategijos, būna visiškas, toksai, žinai, daug ir daug streso. Tai tam, kad jį nusimt, pasižiūrėt per čia, ne? Apsitvaro, nes iš stresinės sąmonės, ne? Yra labai sunku priimti kokybiškus sprendimus. Tau reikia nuo to nueiti ir tada į tą ateiti, žinai, ir tada jau ateini, žinai, į strategiją ir viską, bet pasižiūrėt va šitą. Va, tai ką, man atrodo šiandien tiek. Ir ką, iki pasimatymo kitą kartą, o čia galite eiti ir pasižiūrėkite, kas pas jūs kiekvienoj vietoj. Kur, jeigu verslas nevažiuoja kaip reikia, pereikit kiekvieną ir taisykite nuo viršaus, ne nuo pačios. Ne, kai savo, man reikia sistemos, duokit man sistemą, viskas eis. Nifiga, jeigu pas tave bloga kryptis, čia tu viską gali susitvarkyti ir tu vis tiek viską nužudysi. Ne? Čia susitvarkai, tada čia susitvarko, automatiškai dažnai kartu su šitu, čia susitvarkai sistema, jinai gali tos užuomazgos prasidėti, ne, jau beplanuojant, ir sistema yra kaip visko integratorius, ne, kad viskas eina per vieną tą kanalą, o ne per viską. Tai va, ačiū tada ir iki pasimatymo kitose podcastuose. Čiau. Iki.